Sveiki. Šiandien iš tikrųjų norėčiau pakalbėti dar apie kelius atradimus, kuriuos visai netikėtai atradau. Tai jūs kartu dalyvaujat visur kartu su manim šitoj įdomioj kelionėje, į kurią aš papuoliau iš tikrųjų visai netikėtai. Aš iš tikrųjų dabar nepamenu, bet manau, kad su jumis visais nesu dalinusis tos informacijos ir iš tikrųjų mažai su kuo esu dalinusis, nes kuomet aš pradėjau daugiau publikuoti savo vaizdo įrašus, aš sulaukiau iš pažįstamų žmonių, kuriais galbūt nelabai bendraujam, bet galbūt ilgesnį laiką nebendravom, aš sulaukiau įvairių klausimų. Ir vienas iš jų buvo, kuomet viena moteris paklausė, ar tai, apie ką aš kalbu iš savęs. Ir aš visai nepagalvojusi, tiesiog atrašiau, kad be abejo, ta prasme, aš laiduoju už tai, ką aš kalbu, nes tai yra dalykai, kuriuos aš pati praėjau ir atradau. Ir tuo metu žmogus šiek tiek įsižeidė dėl mano atsakymo, nes tai pasirodė, jog aš labai griežtai nubrėžiau, kad kaip tu taip galėjai pagalvoti. Bet iš esmės aš visai norėjau pasakyti ne tai, aš norėjau pasakyti, kad be abejo, kad aš kalbu apie tos dalykus, ką atradau ir sužinojau pati. Ir tai būtent kai prasidėjo šitą kelionę, aš supratau, kiek daug dalykų atradau ir aš jaučiau būtinybę tą informaciją kažkur padėti. Ir tiesiog pasimti telefoną ir padaryti vaizdo įrašą man pasirodė paprasčiausias būdas, kadangi geriausias yra informacijos padėjimas, tai yra kalbėjimas arba rašymas, ar ne? Ir aš visai negalvojau apie tai, kokį poveikį tai padarys kitiems žmonėms ir ką tai takos, kas tai išgirs, kas iš to, ką nors pasims ir panašiai. Mano užduotis buvo tiesiog pasidalinti tais dalykais, kuriuos aš atradau, nes mano kelionė buvo įvairių įdomių pažinčių ir patyrimų ir kartais užtekdavo tik pamatyti tam tikrą frazę arba dalyką ir jisai taip pat atsispindėdavo mano realybėje ir aš iš karto suprasdavau, apie ką tai buvo kalba. Ir aš tai moteriai paaiškinau, kad be abejo, tai yra dalykai, apie kuriuos aš kalbu, nes tai buvo iš mano patirties ir aš žinau. Kalbėti apie tai, ko aš galbūt nežinau arba nepraėjau arba nesusidūriau, aš nesu labai linkusi, nes dažniausiai reikia apie tos dalykus pasidomėti papildomai arba bent jau žinoti panašią situaciją, kuri buvo tavo gyvenime, tam, kad suprastum, kas darėsi tavo viduje, kokius tu sprendimus priėmei, kaip tavo elgesys iššaukia tam tikras ir kitokias reakcijas, ar ne? Ir tas dalinimasis tai iš tiesų tapo, iš esmės tai yra tiesiog kaip hobis, bet iš tikrųjų nemažai žmonių man pradėjo rašyti ir netgi keli iš jų paprašė mano asmeninės pagalbos dėl to, kad buvo pasakyta, kad aš manau, kad tu žinai, nes tu apie tai kalbi ir jeigu tu apie tai kalbi, vadinasi, tu iš kažkur tai žinai. Nes mes visi žinom, kad paimti informaciją, galbūt kažkur paskaityti, pamatyti, ir labai aklai pritaikyti ją savo, arba pritaikyti kitiem, arba netgi nesupratus apie tai kalbėti ir analizuoti, iš esmės yra labai sunku. Mes sakykime, bet kokį pristatymą darydami, ar ne, net kai ir mokėmės, mes turime tą sritį bent šiek tiek žinoti, būti susidūrę. Ir pasižiūrėkite, koks yra skirtingas pristatymas, galbūt geriausias pavyzdys būtų kalbant apie dėstytojus universitete, arba gal net jums patiems teko susidurti. Jeigu, pavyzdžiui, dėstytojas kalba tik tais iš teorinės pusės. Jisai baigia mokslus, jisai perskaitė daug straipsnių apie tai, ar ne, ir jisai ateina ir jums atpasako informaciją, yra taip, keli mokslininkai pasakė taip, teorija tokia, iš esmės tų mokslininkų žodžius kažkas patvirtino, ar ne, tai tapo priimtinas darbas, priimtina nuomonė, galbūt niekas jos nenuginčijo, galbūt niekas nepagrindė jos geriau. Ir jeigu jūs, pavyzdžiui, gaunate dėstytoją arba jums patiems tenka kalbėti apie tokią tematiką, kur jūs prisilietėte praktiškai, skirtumas yra didžiulis. Ir aš puikiai atsimenu, kaip mano universitete buvo tokia situacija, kuomet vienas iš dėstytojų buvo tema, man atrodo, paskaita apie Europos teisę. Ir tai iš esmės buvo žmogus, kuris buvo pradirbęs Europos institucijose ir jisai labai puikiai žinojo, apie ką jisai kalba ir netgi buvo iki tiek pasakyta, kad tam yra tam tikri teoriniai dalykai, tam tikri dalykai yra žinomi, bet buvo pasakyta iš jo pusės, kad bet realybėje yra taip ir taip, yra naip ir kitaip. Ir tai buvo visai kitokio tipo paskaitos, jos buvo visai kitokio gilumo, jos buvo, galbūt net pavadinčiau, patikimos, nes tu patiki tuo dalyku, ką žmogus kalba, nes jis yra su tuo susidūręs, ar ne? Ir tai nebūtinai kalbant, tai gali būti visai netoks dalykas, kur jūs specializuojatės arba kur jūs dirbate, ar ne? Pavyzdžiui, sakykime, mano atveju,
aš neįsivaizdavau, kad aš analizuosiu kada nors ir lysiu taip giliai tokias tematikas ir kad, kaip man buvo pasakyta, kam tu dėl to, kam tu knysiesi, kam tu ieškai, kodėl tu giliniesi, kodėl tau reikia žinoti, kam tu į visą tai lendi. Ir aš supratau, kad aš nežinau, kodėl aš į visą tai lendu, aš tiesiog žinojau, kad man reikia tenai lysti, nes aš ten kažką atrasiu. Man buvo didžiulis poreikis ir tai nebuvo visiškai iš mano proto sugalvota aklas dalykas, kad aš dabar pradėsiu analizuoti psichologiją, ar ten, sakykime, labai rimtai kalbėti apie dalykus, kuriuos mes patirėme vaikystėje. Ne, taip tikrai nebuvo. Tiesiog taip susidėliojo tokie gyvenime įvykiai, jog iš esmės vienaip ar kitaip aš buvau priversta tai daryti. Ir tai buvo maloni kelionė ir tai buvo iš tikrųjų labai įdomi patirtis ir aš sužinojau be galo daug. Ir nepaisant to, ką aš sužinojau ir kiek aš atradau ir kiek galbūt tai buvo ir neskanių dalykų, kuriuos reikėjo suvirškinti, kuriuos reikėjo priimti, kuriuos reikėjo suprasti. Ir buvo momentų, pagalvodavau, kam aš visą tai darau. Bet tuomet aš supratau, kad tas išsiaiškinimas iš esmės jis atveda labai gerus, didžiulius kitus kelius, kurie parodo dar daugiau. Ir iš esmės tas mokymasis, jisai nesibaigia niekada. Jis yra nuolatos ir jisai didėja, tiesiog keičiasi sritis, keičiasi tematikos, todėl kad gyvenime yra įvairių situacijų ir tas mokymas jisai trunka nuolatos. Ir tai jisai yra pradžioje, kuomet yra viskas galbūt užtrigerinama, nėra taip malonu, nes atrodo, lyg tai senos žaizdos yra pradedamos krapštyti ar ne, judinti ir tai niekam nėra malonu. Bet po to ateina tam tikras palengvėjimas. Toks vaizdas, kad mes galų gale atpažįstame, jog ta žaizda yra ir mes ją pagaliau sutvarkome, tai yra mes ją pagaliau sugydome. Taigi iš esmės tas visas gydymo kelionės ir tie visi ėjimai pas įvairius terapeutus ir knygų skaitimai ir visa kita, tai iš esmės yra toks dalykas, kur reikia pažiūrėti tas pusės, kurios nėra tokios malonios, bet gale, kaip sakyt, reziume, mes vis tiek prieiname prie to, kad mes kažką atrandame ir dažniausiai tai tas atradimas nėra tiesiog, kad aš tai sužinojau, ko nežinojau anksčiau. Ne, dažniausiai tas atradimas yra apie tai, kad tai yra galimybė daryti kažką kitaip. Kad ateina suvokimas, jog aš galiu daryti kitaip, jog gali būti kitaip, jog aš galbūt ne taip dariau, galbūt mano projekcija tai priėmė ne taip, ar ne, galbūt man buvo tam tikra viena patirtis ir aš po to labai daug metų, labai daug kartų vadovavausi vien dėl to, kad man tai buvo viena tokia patirtis. Ir iš esmės tai atveda tokį žinojimą, kad galų gale tai yra absurdiška, nes mes remdamiesi viena patirtimi negalime žinoti viso scenarijaus, kaip kiekviena situacija dėliosis, ar ne? Ir kai tu atpažįsti, yra labai palanku, nes atpažįsti tą dalyką, jog tarkime ta situacija, kurioje tu augai, nepasikartotų tavo santykių situacijoje. Tai yra, reiškia, mes atpažįstame tą pasikartojimą ir mes galime jo išvengti. Ir tai susiję ne tik ir su mūsų elgesiu ir požiūriu, bet tai yra labai stipriai susiję ir su tuo, kad kaip mes tada atsirenkame žmonės, nes mes be abejo visi turime tą šabloninį variantą, kuriame užaugome ir tada kažkaip netikėtai pagal jį mes liktais atrodo tyčia, liktais netyčia pasirenkame panašius partnerius, ar ne? Ir tiesiog tas atpažinimas, jisai kartais yra labai naudingas ir tai verčia keistis ir tas pokytis jis yra, sakyčiau, galbūt savaiminis, jis yra ilgo poveikio, jisai nėra momentinis. Ir tas keitimasis, kada kartais mes ten bandome, sakykime, per prievartą save pakeisti ir ten kažko tais atsikratyti, kažko ko nereikia, kartais mums patiems yra labai sudėtinga, nes mes galime nežinoti, ar ne, nes aš kaip sakau, mes vėlgi vadovaujamės iš savo patirčių. Ir kuomet dažniausiai leidžiame tam tikrus dalykus, tarkime, kai mes išgirstame arba mes perskaitame ir mes leidžiame su tuo dalyku pabūti, kartais tie dalykai iš tikrųjų įsisprendžia visai savaime ir dažniausiai tas pokytis, kuris vyksta mumise, jisai vyksta iš lėto po biškį taip, jog jisai mūsų nesunaikintų ir visai nesugriautų. Nes iš esmės, mes turime daryti tai gal šiek tiek saugiai, bet turime visi žinoti, kad tai visą laiką išsisprendžia. Ir tai atveda. Ir galbūt pas mane buvo tas tikėjimas, jog aš tikėjau, kad
tam tikrus dalykus atradus, sužinojus, įsigilinusi, aš tam tikrus dalykus įsispręsiu. Ir kai be abejo kalbėjau su viena specialistė, aš jai pasakiau, aš nenoriu nueiti, tiesiog kažkuom užsiimti, apsimesti, kad viskas yra gerai ir vėl pas jūs po keliarių metų sugrįžti. Sakau, ne, aš noriu tai daryti lygiai grečiai, aš galiu su kažkuom užsiimti, aš galiu turėti veiklos ir kažką daryti, ar ne, aš galiu toliau gyventi savo gyvenimą, bet aš noriu lygiai grečiai spręstis tai, kas yra mano viduje, nes aš noriu, kad būtų balansas ir aš noriu, kad prie tų dalykų man daugiau niekada nereikėtų sugrįžti. Daugiau ar mažiau, bent jau prie pagrindinių esminių dalykų, kurie labiausiai galbūt mane veikia gyvenime, aš pasakiau, kad aš nenoriu prie jų daugiau sugrįžti. Aš juos išanalizuoju, aš juos atpažįstu, perjaučiu ir per tam tikrą laiką aš pabiškiu šitus dalykus gydausi, ar ne? Tai vat aš norėjau surasti tą balansą, kada kartais atrodo viskas šiek tiek yra per daug ir sužinome labai staigiai ir labai daug, ir regis būna tada klausimas, ką daryti. Tai va tokiu atveju buvo ir man tas irgi klausimas, ką man dabar su tuo daryti. Aš sužinojau, atradau ir nežinau ir galiu dalinti su artimaisiais ir tu pasakai ir atrodo, kad kažkokią dalį, galbūt kažką netikėtai tu praleidai, lygtis tu kažko nepadarei iki galo. Ir be abejo turbūt tas dalykas, tai man buvo toksai, kad aš nepasidalinau tą informaciją, ką atradau. Dėl to ir pradėjau daryti vaizdo įrašus, kad aš supratau, kad aš turiu tai kažkur padėti. Ir mano intencija nebuvo ta, kad čia galbūt kažkas mokysis ar panašiai. Mano intencija buvo ta, kad galbūt kažkas išgirs savo kažką naudingo, nes supratau savo gyvenimo eigoje, kad tikrai tai nėra toks dalykas, kuris atsitiko tik tais man. Ar ne? Kad čia jau tik tais man tokia buvo situacija, lygtais, kad kitiem to nebūtų. Kad nėra buvę. Tai iš esmės tai čia yra visiška netiesa, todėl kad po to, kai man teko bendrauti su žmonėmis, kurie susisiekė po mano vaizdo įrašu, tai realiai situacijos buvo labai panašios. Ir iš karto, kai man buvo pasakomas tam tikros problemos, aš iš karto galėjau sudėlioti maždaug iš kur tai kyla. Ir dažniausiai tai be abejo, kad kyla ne iš dabartinės situacijos, dažniausiai tai kyla iš praeities. Ir dėl to tas lendimas ir knisimas į praeitį yra toks dalykas, nuo kurio aš niekada nebėgau. Vieni sako, kad tai yra blogai, kiti sako, kad galbūt yra gerai, visi kiti kalba, kad reikia paleisti ir panašiai. Bet kuomet prie tam tikrų praeities įvykių yra prisirišusios mūsų emocijos, iš esmės paleisti praeitį labai sudėtinga yra. Nes mus riša ne praeities įvykiai, mus riša su tais įvykiais mūsų emocija. Ir jeigu, pavyzdžiui, pas mus gyvenime atsitinka labai panašia analogiška situacija, kuri mums vėl iššaukia tą pačią emociją, mes elgsimės vėl taip pat, todėl kad tai buvo praeityje ir iš esmės mes atkartosime vėl tą patį. Ne dėl to, kad mes sąmoningai tai darytume, dėl to, kad mus emocija verčia taip elgtis. Ir norint paleisti praeitį, kaip sakoma, paleiskite praeitį, ar ne, atleiskite, pamirškite, reikite į priekį. Dažniausiai reikia paleisti nebūtinai netgi tuos žmonės, nebūtinai net tas emocijas, nebūtinai net tas situacijas, tai yra ta emocija, kurią man sukėlė tie įvykiai. Ir jeigu tai buvo, sakykime, situacija, kuomet buvo labai stipri tam tikro tipo išdavystė, ar ne, arba tam tikro tipo apleidimas, sakykime, iš tėvų pusės, kuris buvo, ir mes einame į santykius, ir mums santykiuose atsikartoja tos pačios emocijos, nes mums jos yra iškeliamos vėl, mes elgsimės taip pat, mes tapsime dar labiau, galbūt netgi agresyvesni, mes dar labiau ginsime savo poziciją, mes tada sakysime, man ir vėl tai vyksta, taip pat kas vyko vaikystėje ir tai niekada nesibaigs, ar ne, tai čia kaip užburtas ratas. Ir iš esmės vienintelis geriausias dalykas tai yra, kaip tarkim, būna tokia situacija, kaip sugebėt paleisti tos praeities įvykius. Tai tarkime, kai dabartyje jau atsitinka tam tikra situacija ir jums iškelia emocija, iš karto pagaukite mintį, apie kokią situaciją jums šita situacija primena. Ir taip jūs žinosite, kur ieškoti atsakymą. Todėl, kad kuomet aš pasiėmiau knygą skaityti apie psichoterapiją, ten buvo knyga, kurią buvo parašęs psichoterapeutas. Ir jisai rašė apie savo pacientus. Ir ten papasakome apie tam tikras istorijas, papasakome apie emocijas ir panašiai. Ir man buvo toksai dalykas, kad aš beskaitydama, man į galvą pradėjo grįžti tam tikri prisiminimai.
kad būtent jie galėjo man sukelti tą emociją, nes kuomet tu skaitai istoriją žmogaus, sakykime, arba jums draugai pasako istoriją, nesvarbu, jums kažkas pasako istoriją. Ir jūs taip stipriai perjaučiate tą istoriją dėl to, kad jūs perjaučiate tą emociją, kuri jums jau yra buvusi. Ir taip jūs atpažįstate, ir taip jūs galite atpažinti probleminės sritis ir vietas, kurios gyvenime jūs labai stipriai galėjo paveikti. Ir būtent tada jūs grįžtate į tą situaciją, jūs iš naujo ją išgyvenate, kaip sakyti, paleidžiate, tai yra apverkėte, galbūt išsiliūdite, ar ne, visų priemonės yra skirtingos, išsportuojate, nesvarbu. Nestumėte jos į šoną ir neapsimetate, kad jos nėra, nes jinai grįš ir vėl, todėl kad emocija yra jūsų trigeris. Ir kol ta emocija yra užsilikusi ir, kaip sakyti, jinai vis dar yra uždaryta, jinai ir liks uždaryta iki tol, kol jūs jos neatpažinsite ir nepasakysite taip, tas elgesys buvo tikrai labai bjaurus, tai buvo tikrai labai neteisinga ir tai mane be galo įskaudino. Ir aš puikiai šitam dalykui pritariu, todėl kad man lygiai toks pats buvo dalykas, kuomet kartais užtenka paprasto elementaraus dalyko, kad žmogus pasakytų, žinai, tavo skausmas yra validus, todėl kad taip neturėjo tai būti, taip nėra normalu, tai yra nepateisinama, net kad ir kaip ir norėtume, sakykime, mes galime pateisinti tą žmogų, ar ne? Bet ar pas jūs dėl to ta emocija pasikeis, jeigu jūs pateisinate kitą žmogų? Ne. Reiškia, jūs jo problemas ir jo emocijų validumą iškeliate virš savųjų. Vadinasi, jis yra pateisinamas, nes, žinote, jo sunkus gyvenimas, baisu sunkiai auga ir panašiai. Ir jūsų, sakykime, kaip vaikų emocija ir paliktas štampas, jisai yra bevertis, jis yra niekinis. Vadinasi, visų kitų emocija yra aukščiau negu jūsų. Ir šitas iš tikrųjų labai rezonuoja, todėl kad man nesenai teko matyti informaciją, kuri vėl įkrito visai netikėtai. Tai yra, kaip pasakoma, kad buvo pasakyta taip. Mes labai, kaip čia pasakyti dabar, mes labai bandome save nužeminti. Tai yra pasislėpti, susigūžti, užsidaryti, tiek daug galbūt nekalbėti, taip garsiai nekalbėti. Ir mes visą laiką galvojame, prisiminiau, kaip jisai sakė. Jisai sakė taip, labai gera situacija, pavyzdžiui, gatvėje vyksta. Pavyzdžiui, jisai einate gatvėje. Ir sako, jūs pamatote seną mokytoją, kur buvote, ar ten, sakykime, darželio auklėtoje, ar kažkokį labai seną žmogų, su kuriuo jums teko susidurti, ar ne, galbūt jūs pas jį mokėtės, galbūt tai ten koks senas šeimos draugas, kurį matėte vaikystėje, ir sako, jūs einate, pavyzdžiui, prekybos centre ir jūs galvojate, aš turbūt nesisveikinsiu, nes tikėtina, jog jisai manęs net neatsimena. Ir sako, jūs tai darote beveik su visais žmonėmis. Kad, mes galvojame, aš tai jį tikrai atsimenu, bet manęs tai jisai turbūt tikrai neatsimena. Ir sako, tarkime, ir prie jūsų prieina tas mokytojas, ar tas senas žmogus, ir jūs sakote, tai kaip jūs atsimenate, ir jisai sako, tai aišku, kad aš atsimenu, ta prasme, taigi aš tave mokiau, ta prasme, aš visus atsimenu. Ir šitą, kaip pasakė, iš tikrųjų aš prisiminiau, kad tikrai mane kartą gyvenime yra tai buvę, kad pavyzdžiui, aš, sakykime, gerai įsimenu veidus, ar ne, bet, jis tai turbūt tai manęs neatsimena. Ir sako, čia yra toks keistas dalykas, kad tiksliai nėra, galbūt tai nebūtinai, galbūt buvo pasakyti žodžiai, bet yra toksai keistas dalykas, kad liktais jūs esate nesvarbus antiek, kad net žmonės, kuriuos susitikote savo gyvenime, jog jie jūsų neatsimena. Ir jeigu jūs pagalvotumėte, kad, pavyzdžiui, jūs visą gyvenimą, kuomet gyvenot, kiek daug žmonių jūs iš tikrųjų atsiminėt ir įsiminėt ir jų veidus, galbūt neatsimenat vardų, bet net gal atsimenat, kur jie dirbo arba kur juos sutikot, ar ne. Ir kiek tai iš tikrųjų yra daug žmonių, aišku, būna kartais tokių, kaip sakyti, nesusipratimų, kad žinome, kad tikrai kažkur esame susipažinę, bet niekaip neatsimename iš kur, bet vis tiek galiausiai ateina prisiminimas. Ir tas dalykas, kuomet yra pasakomas kad liktais visai manęs niekas neatsimena, liktais aš esu antiek visai nesvarbus, kad kitus mokinius kaip pavyzdys, tai jisai atsimena, nes gal jie buvo labai geri ar ne, bet mane, kągi, kas čia mane atsimins, ar ne?
Ir kuomet jis pasakė šitą dalyką, man buvo toksai keistas susimastymas, kad pagalvojau, iš tikrųjų, aš niekada nepagalvojau apie tokį dalyką, bet aš sutiktus žmonės, tai aš juos atsimenu. Daugiau ar mažiau, bet ta prasme aš juos atsimenu, atpažįstu, galbūt aš kartais galiu pamatyti ir tiksliai tą minutę neprisiminti, kas jis toksai ar ne, bet aš nuėjus porą minučių aš iš karto atsiminsiu, kas jis toksai. Ir tai yra tiesiog kažkur pasąmonėje užkoduojama, galbūt netgi yra tam tikras ir paveldėjimas, nes mes žinom, kad mes paveldėm ir charakterio bruožus, mes paveldėjom ir požiūrį, netgi ir tą pačią savivertę. Tai irgi yra dalis, kad nebūtinai tai yra vien auklėjimo dalykas, bet mes irgi galime sakyti kaip vaikai, mes daug ką sugeriame, daug ką kopijuojama, daug kas yra kalbama ir daug kas mums į pasąmonę iš tikrųjų įsirėžia. Ir tai gali būti visai nepiktybiškai padaryta, kad būtinai jau tu tai esi jau nesvarbus, ar ne? Nereikia vaikui nei tokių žodžių girdėti, nei panašiai, tiesiog kartais gali atmosfera sukelti tokį dalyką, kad mes galvosime, čia turbūt, aš antiek, ta prasme, esu nepastebimas ir nežymus, kad jau manęs čia niekas neatsimena. Ir tai yra visiška netiesa, bet tiesiog tai irgi yra labai geras metodas, kuomet atsiminti, pavyzdžiui, jeigu aš dabar, sakykime, pasakoju apie šitą situaciją, ar jums į atmintį negrįžta kažkokia tai istorija ar incidentas, kuris buvo galbūt namuose, arba, pavyzdžiui, gal vienas iš jūsų tėvų taip sakydavo, kad, ten tas žmogus, tai mes kur gyvenom, atsimeni, ten mes kai gyvenom, jisai buvo mūsų kaimynas. Ir ten, sakykime, jūs kaip vaikas ar paauglys sako, tai gal einam, pasisveikinsim ar dar kažką, ta prasme, tai pamojok, taigi buvęs kaimynas ar ne. Ir ten, sakykime, vienas iš tėvų sako, jis, žinok, turbūt mūsų neatsimena, čia labai senai buvo ar panašiai, žinai. Nors iš tikrųjų tai tikėtina, kad tikrai atsimena, todėl kad tie kaimynai ten nesikeičia kas mėnesį laiko. Ir tikėtina, kad tikrai atsimena, bet tai tiesiog yra savivertės dalykas, kuris yra visai nepiktybiškai perdodamas. Ir dėl to tai reikia atpažinti ir suprasti, kad tai, kaip ir iš esmės niekuom nesusijęs su mumis, ant kiek mes žymus, svarbus ar nesvarbus. Nes jeigu pagalvotumėte gerai, iš esmės visus žmonės, sakau, kuriuos sutinkat gyvenime, jūs juos atsimenat. Daugiau ar mažiau, tikrai taip. Ir kaip įdomiai susiveda tas dalykas, tiesiog su tuo mąstymu, ar ne? Ir kuomet jisai kuomet aš pamačiau tą įrašą ir jisai pasakoja, aš labai gerai prisiminiau incidentus iš savo gyvenimo, kada aš irgi taip, bet vaikystėje sakydavau, kad manęs ten turbūt tai neatsimena. Ir iš tikrųjų yra labai geras dalykas, nes tikrai tokius užtrigerina dalykus ir pagalvoji, kad tada tai buvo labai jaunas amžius, ar ne, aš ten neanalizavau taip plačiai šitų sričių, aš galiu nežinoti, bet kuomet jisai pasakė, aš pagalvojau, Dieve, bet iš tikrųjų tai yra labai labai daug tiesos. Kodėl yra toks įsitikinimas, kad, sakykime, ten mes jau esame tokie nesvarbus, nepastebimi ir nematomi, kad jau ten, sakykime, mūsų niekas neatsimena. Arba, pavyzdžiui, net kartais kiti galvoja, kad, pavyzdžiui, buvę partneriai ar dar kažkas, ar netgi buvę draugai, jūs pamiršta labai greitai. Lygtais atrodo, jūs buvote ir jūsų staiga nebėra, ir jie visai nepasigenda. Tai čia irgi iš esmės yra netiesa, todėl kad jūs jas atsimenate, jūs apie jos pagalvojate, ir tai yra visiška tiesa, ta prasme, kad tas atsiminimas jisai lieka. Tai čia susijęs su tuo nesvarbumu ir kaip kartais tokie visai, gali būti net su jumis nieko nesusiję dalykai, tiesiog tas perimtas toksai dalykas, kad tai kartojo, tai sakė ir jums tai nusėda pasąmonėje, nes visi žinome, kad su tais vaikais, ir kai mes patys augame ir kaip mes auginame, tai yra sakoma, tai yra sakyk tu, ką nori, sakyk nesakęs, bet iš esmės kas atsitinka? Atsitinka copy-pastas. Iš esmės, ta prasme, mums yra labai sunku kelti vaiko savivertę, jeigu tos savivertės nėra pas mus. Nes dažniausiai, ką jie daro, tai jie mato, jie atkartoja ir pas juos tam tikri dalykai formuojasi. Ir taip, jeigu, pavyzdžiui, tai yra augama tokioje situacijoje, kur vienas, tarkime, iš partnerių yra užgujamas nuolatos arba leidžiasi būti užguitas, iš esmės vaikas nesąmoningai tai perima kaip teisingą metodą, nes jis tai matė. Ir kuomet jau mes augame ir prisimename vaikystės prisiminimus, mes visi žinom, kad ateina tas momentas, kai mes užaugam ir pradedam savo santykius ir mes pagalvojame, kad
man tas netinka iš mano tėvų santykių, ar ne, man tas netinka, taip neturėtų būti, kaip jie elgėsi ir gyveno, ir aš tiek daug metų galvojau, kad tai yra normalu, ir kuomet aš sukūriau santykius, aš supratau, kad tai nėra normalu, ir nes visi ateina iš skirtingų šeimų, iš skirtingų kultūrų, iš visai kitokio tipo mąstymo, ir čia yra mūsų, kaip sakyti, sutikimas, kiek mes leidžiame tą mąstymui keistis ir transformuotis, kaip mes esame atviri galimybėm ir tikimybėm, kad taip tie santykiai tikrai gali būti kitokie. Nu, vat labai elementarus buvo pavyzdys, kai vienas žmogus pasidalino tik tokia, kad jam buvo šokas, kad, ar jai dabar neatsimenu, man atrodo, gal jai, merginai, buvo šokas, kad jos vaikino namuose visi kalba normaliu balso tembru ir nėra jokių šūkavimų, rėkavimų ir staugimo, ar ne? Ir tai buvo be galo keista, todėl kad jinai nuvažiavusi, jai buvo keista, nes atrodo, ta prasme, kad visi tokie ramus, visi atsipalaidavę. Ir jai buvo nesuvokiama, nes pas ją namuose buvo ta kultūra, kad jeigu tu nori būti išgirstas, jeigu tu nori, kad kažkas būtų padaryta, vadinasi, tu turi kalbėti labai garsiai, įtikinamai, kad tave 100% išgirstų. Ir išlieka ta, kaip sakyti, tokia mada, ar ne, nuolatos rėkauti namuose ir labai garsiai kalbėti. Ir jai tai buvo šokas, nes jinai įsivaizdavo, kad pas visus taip yra arba kad taip turi būti. Ir kuomet jinai nuvažiavo ir ten ramiai visi kalba, jinai nesuprato, kaip, ta prasme, kaip čia taip ramiai viskas, kaip jie visi spėja pakalbėti ir kaip jie visi išgirsti ir kaip jie visi susišneka, ar ne? Nu tai va irgi sakykime, ir kaip tai pavadinti, kad yra piktybiškai padarytas dalykas. Ne, tikrai ne, tiesiog tai yra, kaip sakyti, savo šeima susikūrė savo kultūrą. Ir mes turime atpažinti, kad kiekviena iš mūsų šeima ir tėvai yra susikūrę tam tikrą kultūrą. Ir atsitinka didžiulė kova, kaip aš ir minėjau, dėl ko yra ta didžiulė kova tarp tų kartų. Todėl, kad anksčiau ar vėliau jaunoji karta, jinai pati užauga, ar jinai pati pradeda dėliotis prioritetus. Ir atsitinka vidinė kova, nes jūs realiai kuriate savo kultūrą, kuri kelia iššūkį jūsų buvusiai kultūrai, kurioje jūs augote. Vadinasi, gaunasi dviguba kova tarp to, kaip turėtų būti, kas yra teisinga, kas yra neteisinga, kas man tinka ir kas yra normalu. Ir jūs, sakykime, savo gyvenime, savo šeimoje darote kitaip. Ir jūsų, elementarus pavyzdys, auginate vaikus kitaip. Ir jūsų, sakykime, jūsų tėvai ar ten jūsų žmonos ir vyro tėvai nesupranta, nepritarė, ar ne? Ne taip tu čia darai. Iš esmės tai vėl yra įkalama taisyklė, bet tai turime suprasti, kad tos taisyklės yra sukuriamos tam tikrų metų, tam tikrais laikais, tam tikroj ekonominiai situacijai, tam tikroj socialiniai situacijai. Ir tos taisyklės tam tikrų metų jos veikia, jos pasiteisina. Bet kuomet pradeda aplinkos veiksniai keistis, tai yra keičiasi ekonomika, keičiasi kultūra, keičiasi mokslas, keičiasi technologijos, įvairiausi dalykai keičiasi, požiūris keičiasi. Ir mes nebegalime taikyti senų taisyklių, nes galų gale tos taisyklės jos nėra amžinos, jos nėra iškaltas ten kažkur į asfaltą, kur mes ten aklai turime laikytis, ar ne? Tai yra kultūra. Ir iš esmės, ką mes paveldėjome iš tėvų, iš prosenelių, iš senelių, tai yra kultūra. Tai yra tam tikras kultūrinis palikimas, kurį arba mes išlaikome, arba mes jį pradedame keisti dėl to, kad jisai mums nebetinka. Nes yra normalu, kad mes negalime gyventi galbūt šiais laikais 100% taip, kaip gyvena mūsų protėviai. Tarkime, mūsų, pavyzdžiui, proseneliai. Nes yra nebe tie laikai. Ir mes taip neišgyvensime taip, kaip gyveno jie. Ir tai yra absoliučiai normalu. Ir jeigu mes dabar paimtume ir prosenelius pastatytume į šiandieninį pasaulį, jie lygiai taip pat neišgyventų. Ir tai nėra jokio dalyko, kad jūs darydami kitaip savo gyvenime, nesvarbu su kuo tai susiję, karjera, santykiais ar vaiko auklėjimo, tai nėra dalykas, kad jūs darote kažką blogai. Nes iš esmės niekas nežino, kas yra gerai arba blogai. Vienintelis dalykas, dėl ko atsiranda tos vadinamos taisyklės, tai yra tada, kad kažkada tai pasiteisino ir tikėtina, jog tai pasiteisins amžinai. Bet visi žinom, kad taip nebūna. Netgi visi galit pasakyti, kad, pavyzdžiui, ir darbo rinkoje labai daug kas iš tikrųjų keičiasi, darbo kultūroje labai daug kas keičiasi. Ir jeigu jūs dirbote vienoje įmonėje prieš 10 arba 15 metų,
jūs suprasit, kad taip, kaip jūs dirbote ten tada ir kokia buvo kultūra ir koks buvo požiūris, dabar tai gali visai nebetikti. Ir visi žinome, kas atsitinka ir su žiniomis, kad tom tikros žinios jos pasensta. Ir mes turime vėl nuolatos iš naujo mokytis, nes mes dabar atėję su žiniomis, kurios yra 15-20 metų senumo, mes nebepritapsime. Ir vadinasi, tas virsmas, jisai vyksta nuolatos ir aš visai nematau priežasties, kodėl tas virsmas turėtų sustoti tarp kartų. Kodėl tas virsmas turėtų sustoti tarp vaikų ir tėvų, nes iš esmės tai yra neišvengiama. Ir kad tempai yra skirtingi ir kad lėtėja, be abejo, todėl kad kuo mes esame vyresni, tuo kietesnis charakteris susiformuoja, tuo mažiau jis yra lankstus, tuo daugiau mes turėjome patirties, kuri mus įspraudė į tam tikrą požiūrį. Tuo labiau mūsų patirtis yra, kaip sakyti, tokia kelianti daug daugiau iššūkių ir kartais kuo daugiau tos patirties, tai atsitinka, kad tuo labiau mes esame ribojami, nes mes patyrėme labai daug. Ir tie, kurie yra mažiau patyrę, jie gali būti užsidėję daug mažiau ribojimų, daug mažiau baimių, daug mažiau įsitikinimų, susikūrę taisyklių ir panašiai. Mes, pavyzdžiui, labai dar daug taisyklių atsirado iš tikrųjų ne dėl to, kad jos jau ten labai stipriai pasiteisino, bet iš tikrųjų jos labai stipriai, kaip pasakyti, buvo sukurtos tam, kad nuo kažko apsisaugoti, kas galbūt bus ir galbūt nebus. Ir dažniausiai mes tada susikuriame tas taisyklės, nes mes save nuo kažko saugome. Saugome nuo nelaimingų santykių, nuo blogų partnerysčių, blogų draugų, blogų patirčių. Ir mes tada kuriame taisyklės, kad aš turiu daryti taip ir ne kitaip, nes kitaip aš nudegsiu, nes va tada aš ten, sakykime, taip nudegiu, ar ne? Tai be abejo, tokios pamokos kartais yra viskas yra gerai, bet tai niekada yra nesusiję apie kitus žmonės. Nu, vat, pavyzdžiui, pakalbėjau dabar apie nudegimą, ar ne? Vat iš karto, tarkime, prisiminiau. Kodėl, va, kaip sako, gyveni ir mokaisi. Labai geras pasakymas, bet labai daug kas tą dalyką iškraipo, kad lygtais jau tai labai susijęs su kitais. Bet iš tikrųjų tai yra labai susijęs su mumis, nes pavyzdžiui, nu, vat, sakykime, jūs nuo kažko nudegėte. Kažkas jūs labai išdavė. Visai nesvarbu, kokioj srityje, apie ką, bet panašiai. Vienintelis geriausias dalykas yra atsukti į save veidrodį ir paklausti, o kur aš tada nenubrėžiau ribos? Kur aš tada galbūt turėjau labai didelę intuiciją, labai didelę nuojautą, kad kažkas yra ne taip ir kada aš save išdaviau ir jos nepaklausiau. Kada aš save išdaviau ir aš dariau taip, kaip nori tas žmogus, o ne taip, kaip noriu aš. Kada aš turėjau kažko atsisakyti, kad tapčiau patogus jam ir jai. Ir jeigu jūs kiekvieną situaciją pradėtumėte žiūrėti, jūs atrastumėte atsakymus. Ir taip, tai buvo pamoka, ne dėl to, kad jūs nubausti, ne dėl to, kad ten jums sugadinti gyvenimą ir panašiai, bet tam, kad jūs išmokyti, kad jūs klausytumėte patys savęs. Ir kad nepardavinėtumėte savęs dėl to, kad norite labai kitiem patikti. O kodėl tai yra labai populiaru? O tai yra populiaru todėl, kad daugiau mažiau visi žmonės vaikystėje yra patyrę tą situaciją, kaip pavyzdžiui, vat, nu, sakykime, buvo tam tikri laikai, kai žmonės tikrai labai tuokėsi visai vieni kitų nepažinodami ir tuokėsi dėl to, kad reikia, dėl to, kad tai pasakė visuomenė, ar ne, na, arba, sakykime, ten atsitiko koks netikėtas pastojimas, nu, ir jau nėra ką daryti, tai jau reikia tuoktis, ar ne. Ir iš tikrųjų, kadangi buvo taip einama į tą šeimą, ir tai buvo ta šeima labai iškeliama kaip didžiulė vertybė, bet nebuvo labai keliama atsirinkimo vertybė. Jau būdavo kalbama apie vertybės jau po fakto, na, maždaug jau apsituokiai, tai jau dabar ir iki galo, nes kito išėjimo nėra. Bet nebuvo vertybės žmogaus atsirinkime. Niekas apie tai nekalbėjo, niekas per daug to nediegė. Nebuvo kalbama apie to, kaip ten, sakykime, tu su tuo žmogum jautiesi. Kaip buvo kalbama? Aha, jisai turi tam tikrą statusą, jisai va ten turi pinigų, ar ten jinai, sakykime, va ten jinai iš garbingos šeimos, va ten gydytojai, teisininkai, nu aš jau čia kalbu apie netolimas kartas, bet, sakykime, dar kalbėkime, jeigu ten apie senelių, va, sakykime, mano amžiaus kartas, tai tenai jau buvo beveik daugumoje statusai, titulai ir pinigai ir skaičiavimai, ar ne? Ten mes apie tokią kaip meilę
meilę mes sužinojom visai nesenai ir kuomet buvo pasakyta, kad labai daug žmonių, nu tai va čia sakykime galbūt mano kartos tėvai, kad atėjo momentas, kada labai dingo ta mada jau skirtis ir tiesiog visi masiškai pradėjo skirtis ir šitą dalyką labai visi pradėjo traktuoti kaip blogą dalyką. Ir aš pasakysiu, čia aišku yra labai mano asmeninė nuomonė, bet aš pasakysiu vieną dalyką. Aš niekada nemačiau tame nieko blogo, nes niekada nepritariau amžinam kankinimuisi ir kančiai, nelaimingai santuokai ir bandymai ten iš kažko kažką padaryti, nes taip reikia, nes tai yra šeima. Bet iš tikrųjų šeima kaip vertybė, jinai yra svarbi ir jinai yra būtina, bet jinai turi būti tokia, kada yra kalbama apie tai, kad atsirinkimo vertybė, kad susiradimo to, kas tau patinka vertybė, kad tavo partneris būtų tavo svajonių partneris, tai irgi yra vertybė. Ir jos visai nereikia numesti į šoną, yra labai klaidingas posakis ir požiūris, kad, žinai, ten gali pasidaryti, kaip iš molio išsilipdyti, kokį tu nori ar kokią tu nori. Ir tai yra labai iškreiptas požiūris, nes aš esu sakiusi ne viename vaizdo įraše, kad jūs niekada nekeiskite kitų žmonių, todėl kad tai baigsis bet kokiu atveju tragedija. Nes vieną dieną tas žmogus, jisai irgi supras apie savo išmoktas pamokas ir jisai supras, kad aš visiškai išdaviau save, aš dariau viską, kad partneris arba partnerė būtų patenkinta ir laiminga ir aš dabar suprantu, kodėl man yra negerai ir bet kokiu atveju tie santykiai visada baigsis blogai. Todėl, kad buvo bandoma pakeisti kitą partnerį ir pasimti jį be tos savo vertybės ir bandyti jį padaryti savo svajonių partneriu ar partnerę. Ir tai niekada nepasiteisina, todėl kad mes jausime tada spaudimą, mes jausimės, kad tai aš tau toks netinku, koks esu. Ir iš esmės tai yra taip, ir jeigu taip yra, kodėl tada mes verčiame ir čia darome kažką daryti, kad aš tapčiau kitokia ir, sakykime, tu taptum kitoks, ar ne? Ir tai, vat, man tas yra labai svarbu, kad dabar tai yra visai neskubame su vestuvėmis ir panašiai, todėl kad pas žmonės jau vystosi kita vertybė ir dėl ko yra daug nepriimama, kad jauni žmonės ten neturi, sakykime, partnerio ar partnerių ir ten ar, sakykime, vaikų, todėl kad savo laiku tai buvo sukurta taisyklė, kuri buvo labai saugi ir stabili, nes tu susirasi antrą pusę ir viskas jau iš karto bus kažkokios ten galbūt socialinės garantijos, pavyzdžiui, čia Lietuvoje tai buvo gausi butą ir panašiai, mes visi suprantam, kaip buvo ir aš puikiai tai suprantu ir aš visiškai tai nesmerkiu, nes tai buvo tokie laikai. Bet kuomet mes esame tokiuose laikuose, kur realiai mes viską turime daryti patys ir mes turime didžiulį ir begalinį, kaip pasakyti, galimybę pasirinkti, kodėlgi jie nepasinaudojus, nes tai nėra tie laikai, kad mes privalome būti su kažkuo ar kažkaip, todėl kad man taip ten socialiai bus saugiau ir panašiai. Taip, kažkiek tai galbūt bus, bet klausimas, kokia tai bus sumokama psichologinės ir moralinės kaina, kokia tai bus sąskaita šito dalyko ir kiek mums tada reikės eiti pas specialistus, kad bandyti susitvarkyti tą dalyką, nes sakysime, taip, aš esu socialiai, ekonomiškai saugus, aš turiu partnerį arba partnerį, yra šeima ir vaikai, bet man yra vis tiek blogai. Ir aš esu vienam video kalbėjus apie tą, kaip buvo man tikrai labai šokas, kai, pavyzdžiui, viena psichoterapeutė pasakė, kad pas ją žmonės lankosi 5-10 metų iš eilės ir jie nieko neįsisprendžia. Ir sako, ir taip, ir tai susituokia žmonės, kurie karjeras didžiulės padarė ir panašiai, ir ta prasme jie lankosi nuolatos. Ir sako, ir va ką aš pastebėjau, čia dabar iš biškai pasikartosiu tarp įrašų, bet tai nereikės kito žiūrėti. Sako, nes esmė tame, kad aš pasakiau tą dalyką, kad pas mane buvo daug pabaigų. Aš per 3 mėnesius nutraukiau labai daug dalykų. Ir jinai sako, mane tai labai neramina. Todėl, kad sako, kiti žmonės, kurie lankosi pas mane 5-10 ar 10 metų, jie nėra užbaigę nei vieno dalyko. Ir aš tada, aišku, nieko jai nenorėjau sakyti, bet žinot, ką mintys aš pagalvojau, kad todėl jie ir lankosi šitiek metų. Nes jie neužbaigė to, kas jiems nebepasiteisina. Ir visi santykiai, netgi karjeros darbai, kartais turi tam tikrą laikotarpį. Tai nėra, kad mes iššokstame į vienas karjeros roges ir mes tose rogėse visą gyvenimą. Savo laiku tai buvo. Taip, yra žmonių, kurie taip gyvena, bet net ir tais laikais buvo žmonių, kurie jau, kuomet biškiai atsilaisvino, kaip sakykim, pasaulis ir visuomenė, jie irgi labai staigiai pradėjo keisti karjeros šakas.
Ir netgi kartais ir tais laikais, va, pavyzdžiui, kai aš kalbu apie, sakykime, mano tėvų kartą, tai net ir tais laikais būdavo, kad jie pabaigė mokslus, jie biški ten padirba tose srityse ir jie nuėjo visai kitus darbus daryti ir visai kitas karjeras ir tai buvo begalės tokių žmonių. Ir tai yra visiškai normalu, lygiai taip pat ir su santykiais. Kartais galbūt nėra ta tikimybė, kad mes sutiksime tą žmogų ir jis jau bus vienas ten pats iki gyvenimo galo. Visi žinot, kad realiai tai yra toks dalykas, kad kai kuriems tai pasiseka. Bet kai kuriems reikia praeiti 3 arba 4 arba 5 partnerius, kad jie tokį surastų, su kuriuo jau bus iki gyvenimo galo. Ir tai yra visiškai normalu. Todėl, kad, vėlgi klausimas. Gerai surasime mes tos santykius, būsim iki gyvenimo galo. Viskas yra gerai, jeigu mes juos radome ir viskas yra gerai, jeigu juose yra viskas gerai. Bet jeigu juose nėra gerai ir mes vis tiek juos bandome padaryti iki gyvenimo galo ir esame priversti pas psichologus ir psichoterapeutus lankytis 10 metų ir gerti vaistus, dėl to, kad stengiamės išlaikyti savo karjerą ar savo santykius, ar ten galbūt tvarkyti santykius su tėvais, mano akimis tai nėra normalu. Todėl, kad dar labai yra, ir aš tikrųjų kalbu dėl to, kad man specialistė iš psichoterapijos srities man buvo lygiai tą patį patvirtinusi, kur kultūroje yra be galo pabridęs kaltės mada, sąžinės, graužaties kaltės mada, kad mes jaučiamės kalti, jeigu mums kažkas nepavyksta, mes jaučiamės kalti, kad mūsų artimiesiems yra blogai, mes jaučiamės kalti, kad kažkam kitam yra blogai, mes nubrėžėme ribą, tada mes jaučiamės kalti, nes mes tada jau kitam nebepatinkam, nes jis nebegali mums ant galvos lipti. Ir pas mus išlenda kaltė. Ir čia yra toks stiprus dalykas ir aš esu mačiusi 100 000 kartų, kaip žmonės nubrėžia tikrai ribą tada, kada jos reikia ir jie po to sako, aš jaučiuosi kalta ar aš jaučiuosi blogai, kad aš tai padariau, nes jam tai labai ar ten jai labai nepatiko. Tai aišku, kad nepatiks. Nėra ribos sukurtos tam, kad kažkam jos patiktų, jos yra apie jūs, tai jos yra, sakykime, apie mus kiekvieną. Ir be abejo, kai jūs nubrėšit ribą, sakysit stop. Aš tokio elgesio netoleruosiu, arba man tokie santykiai netinka, arba dar kažkas, tai be abejo, kad kitam žmogui nepatiks, nes jūs nebetapsite jam patogus. Ir reikia atskirti šitus dalykus, kada kartais mes galime prisitaikyti, kartais mes galime išlaviruoti, rasti tą viduriuką ir balansą, ar ne? Bet jeigu tai jau yra, kad pavyzdžiui kitos žmogaus vertybė prasilenkia su jūsų vertybė, tada vadinasi vienas kažkuris iš žmonių turi, kaip sakyti, yra priverstas atsisakyti savo vertybės ir pasimti kito žmogaus vertybę. Ir ką tada daryti tokiu atveju? Kuris iš tų žmonių bus toksai? Ir ką mes tada darysim? Ir be abejo, jeigu mes esame geros širdies ir mes nenorime kito žmogaus pastatyti į nepatogią padėtį, mes atsisakysime savo vertybės ir pasimsime jo vertybę. Nes bent jau taip mes nesukelsime konflikto. Ir šitas dalykas apie kelimą konfliktų, tai be abejo ateina labai stipriai iš vaikystės, kuomet, pavyzdžiui, vaikystėje yra namuose konfliktinė situacija. Pavyzdžiui, jūs jau grįžtat namo ir jūs jau matot, ten tėtis, tarkim, nekalba, mama ten jau irgi susisukus virtuviai valgy daro, žodžiu, jau visa žodžiu, ten aura, tai tiesiog spinduliuoja namuose netaika. Ir kas atsitinka? Vaikas grįžęs, jisai nesąmoningai, nes mes visi esam žmonės. Žmonės yra sprendėjai. Vaikas jisai nesąmoningai prisima, jam yra nemalonu, jam yra tiek sušiktai nemalonu būti tuose namuose, ką jisai daro. Jisai bando tą situaciją taisyti. Jisai bando sakyti, mama, gal tau kažką padėti? Mama, ar viskas gerai? Ten, sakykime, nežinau, tėti, gal ten važiuojam į parduotuvę, ne? Tėti, gal ten važiuojam, kad nors ten, nežinau, einam pakeisim tau padangas. Dar ką nors, ta prasme, jis tvarko situaciją. Ir kas atsitinka? Pavyzdžiui, vieną kartą tai padarot, ten, sakykime, mamai ten padeda dar kažką, ar ne? Nors konfliktas buvo tarp jų, jūs esate absoliučiai ne prie ko. Kas atsitinka? Jūs pamatot, kad, pavyzdžiui, jūsų mama ar ten tėvas, nušvinta, apsidžiaugia, ar ne? O, tipo, kaip fainai, čia vaikas pasiūlė, čia kaip fainai viskas. Ir ta prasme, ir jums, pavyzdžiui, taip gaunasi, arba jūs suburė tą šeimą ir tiesiog kaip gaunasi, jie vėl pradeda šnekėti, vėl viskas kaip ir gerai ir ta prasme, jūs jaučiatės aфиgenai, nes pagaliau namuose viskas susitarkia ir žiauri fainai. Dabar aš jau galiu būti namuose, eiti namų darbus daryti, valgyti ir panašiai, nes aš jau jaučiuosi gerai.
Kas atsitinka? Mes įprantame tvarkyti kitų žmonių emocijas ir mes kitų žmonių emocijas ir savijautą iškeliama virš savęs. Ką ir sakiau pačioj pradžiai, mes kitų žmonių emocinį validumą iškeliame aukščiau savęs. Ir mes numesime tuos darbus, kas mums yra svarbu padaryti, nors mes turime atsakomybių, galbūt namų darbai ir visa kita. Mes einame spręsti šeimos situacijas, nes mes prisiėmame atsakomybę, kad jie nesusitvarko, vadinasi, aš turiu kištis aš. Ir nes man yra smagu, kai namuose yra fainai. Ir va, kas atsitinka, kai mes iš esmės pradedame tvarkyti kitų žmonių emocijas ir iš kur atsiranda kontrolė santykių. Tai čia man buvo nušvitimas, kad tai yra visai ne dėl to, kad jūs norite kontroliuoti kitus žmonės, ar kad jūs norite juos valdyti, ar kad jūs norite ten iš jų padaryti kažką. Tai taip, kartais tai gali būti ir taip, kad jūs galite agresyviai eiti į tą dalyką ir versti kitą žmogų elgtis taip, kad jūsų nenervuotų. Taip, tai irgi gali būti tokia kontrolė, bet tai yra kita tokia empatiška kontrolė, kur pavyzdžiui kitam žmogui bus blogai ir viskas. Vadinasi, jums negali būti gerai, nes jūsų artimam žmogui yra blogai. Nors pavyzdžiui, jūs kartu negyvenat, jūs jam tos situacijos nesukėlėt, arba pavyzdžiui, arba ten tuo metu, kai jis paskambino, ten telefono nepakėlėt, nes jūs negalėjote, ar ne? Ir tada tas žmogus įsižeidžia, bla bla bla, ir kas atsitinka? Be abejo, mes tada jaučiamės kalti, nes mes nepadarėme to, kas būtų kitam patogu ir nepakėlėme jam ragelio tą minutę, kai jam reikėjo to. Ir kas tada atsitinka? Mes esame kalti, mes puolame glaistyti situaciją, mes tada pradedame būti geri, mes tada pradedame būti paslaugus ir jau kai tik tai matome, kad žmogus atsileidžia, mes tada džiaugiamės, todėl kad mes sutvarkėme jo emocinę būklę. Bet aš pasakysiu vieną dalyką. Niekas to neprašė. Ir kartais žmonėm reikia pabūti savo emocijose. Ir jeigu mums reikia pabūti savo emocijose, tai patikėkit ir jūsų artimiesiems, jiems reikia pabūti tose savo emocijose. Ir aš pastebėjau vieną dalyką, kartais tokiais atvejais, kai tikrai netyčia tu nepakeli ragelio, arba jau nesi tą minutę, kada reikia. Kas atsitinka? Jie išmoksta spręstis patys. Nes mes negalime priklausyti nuo nieko, mes negalime priklausyti nei nuo partnerio, nei nuo vaikų, nei nuo tėvų, mes turime išmokti tvarkyti su problemomis ir vieni. Yra labai smagu, kuomet šone kažkas yra, bet tas žmogus irgi gali ne visada jums galėti pakelti telefoną. Jisai ne visada gali būti jūsų psichologu, kai jisai turi čia savo problemas ir dar problemas darbe ir dar problemas su vaikais. Ir visai yra nenormalu, kai mes kartais reikalaujame, kad mūsų artimas žmogus taptų mūsų psichologu. Ne, tam yra specialistai. Jie už tai gauna pinigus. Jų toks darbas. Ir mes neprivalome būti artimiesiams žmonėms psichologai. Todėl, kad mes savo turime būti psichologai ir mes turime žiūrėti savęs ir savo reikalų kartais, kad ir kaip tai žiauriai nuskambėtų. Ir jeigu jūs kabinsite savo laimę ant savo artimųjų žmonių laimės, žinokit, gyvenimas bus labai sunkus. Nes bus taip, jeigu vieną dieną ne vienam blogai, tai kitą dieną kitam blogai. Jeigu jau tuos du sutvarkėte, patenkinote ir, kaip sakant, sulindote į užpakalį ir padarėte, kad būtų gerai, trečią dieną bus kažkam kitam blogai, nes jūs, kol tvarkėte, pavyzdžiui, tėvų emocinės būklės, jūs absoliučiai apleidote savo šeimą, savo vyrą, moterį ir vaikus. Ir tada vėl blogai. Nes jūs kažkam kitam nebuvote to laiku, kai jiems reikėjo. Ir tai yra ištisas žaidimas, ir tai yra ištisas kitų žmonių emocinių tvarkymo, kad tik tais jam būtų gerai. Bet jeigu jūs pats pasidarote, kad jums būtų gerai, jeigu jūs sugebate absoliučiai visiškai labai prastą dieną pasidaryti, kad jums vis tiek būtų gerai ir viską nusispjauti ir nuvažiuoti, išgerti ramiai kavos, ten suvalgyti tą dezertą ir sakyti, dzin, kai bus, tai bus. Tai gali kiekvienas. Ir mokykite kitus to dalyko. Nusispjauk. Išmok nusispjauti. Nes aš negaliu su tavimi apturėti kiekvieną kartą psichologinio darbo, kai tau yra sunkumas. Aš žinau, kaip tai žiauriai skamba ir žinau, kad sakysit, kad tai yra žiauru. Aš nesakau, kad visiškai jų neišklausyti ir visiškai jiems nepadėti. Ne. Aš tik sakau, kad kartais reikia atrasti tą balansą ir suprasti, kad mes labai dažnai nuo vaikystės esame įpratę taisyti kitų žmonių emocinės būklės, nors pavyzdžiui, jam yra blogai visiškai ne dėl mūsų.
Bet mes užsimetame tokią kaip pareigą. Liktais tai mums yra privalu, kad namuose būtų gera atmosfera. Nors, pavyzdžiui, ją sukėlė visiškai ne jūsų, o jūsų, pavyzdžiui, tėvai arba ten, sakykime, dar kažkas kitas. Ir be abejo, kad mes, kai vaikai jaučiamės ir mes norime tos saugios ir smagios aplinkos ir mes stengiamės tai kurti ir tai daryti ir tai yra visiškai normalu, bet mums protu mes tada dar nesuvokiam, ką mes darom. Mes tada dar nesuvokiame, ką mes darome, kad mes taip norime sukontroliuoti ir taisyti, todėl kad mums tiesiog yra ten sušiktai nemalonu. Ir mes pradedame manipuliuoti situaciją, kad mes jaustumėmės gerai, nes mes esam vaikai, mes nežinom, kaip kitaip daryti, mes netrenksim durų ir neišeisim į kitus namus. Mes turime ten būti. Ir tikrai, pavyzdžiui, yra labai dažnas dalykas, kada, pavyzdžiui, būdavo taip, kad vaikai, aš čia, pavyzdžiui, girdėjau tikrai ne vieną istoriją, kuomet augo, pas juos atsirado svajonė, kad jos kažkas ateitų ir išgelbėtų. Tai jūs įsivaizduokite. Ir mes po tos, ta prasme, stebimės, kodėl ten, tarkim, vaikam yra sunku kurti santykius ir panašiai, ir kodėl jie visiškai negali orientuotis į savo laimę, todėl, kad jie savo momentu apsiėmė kitų laimės naštą. Nes jis nežino, ką daugiau daryti. Aš kaip sakau, jis neišeis durim, netrenks ir neišeis gyventi kitur. Jis turi būti čia, jis turi užaugti, jis turi dar pabaigti mokyklą, jam yra kiti reikalai. Ir tada atsiranda sindromas, kada yra ieškama išgelbėtojo. Ir tada, jeigu mes to išgelbėtojo nesulaukime, dažniausiai mes jo nesulaukime, kartais kažkam pasiseka, kartais ne. Kas atsitinka, mes tada ieškome gelbėtojo santykiuose. Ir netgi mes kartais užaugę nesusitvarkome su savo šeimomis ir pradedame reikalauti, kad mūsų partneriai kovotų mūsų kovas su mūsų buvusia šeima. Ir tada spręskime, ar tada nevyksta konfliktai. Be abejo, kad vyksta. Nes žmogus yra priverstas kovoti ne savo kovas. Ir va taip mes įsiveliame į ne savo kovas, va taip įsiveliame į tai, kad jam liūdna, jam blogai ir aš turiu viską mesti, lėkti, bėgti ir panašiai. Pavyzdžiui, man yra tokių situacijų buvę, kada aš paklausiu, kas yra. Kalbėk, sakyk, kas yra. Yra, pavyzdžiui, arba ignoravimas, arba apsimetimas, kad nieko, man čia viskas gerai, ten, žodžiu, dramos ir visa kita. Ar aš dabar turiu, kaip sakyti, lenktis, darytis reveransus ir bandyti išmaldauti, kas yra blogai? Be abejo, kad kažkada tai tu tai darai, nes tau tokia yra atsakomybė, kad iš karto kodėl? Todėl, kad tai sužeidžia per kaltę. Čia gal aš kažką padariau, kad jam yra blogai. Labai mažai tikėtina. Nebent jau buvo konkretus konfliktas, ten apstaugėt, apriekėt, visaip kaip išvadinot, tai yra tikėtina. Bet jeigu jis nieko tokio nepadarė, tai jau žmogus yra tiesiog susisukęs, nes jam kažkas nepatiko ir jisai nesiruošia apie tai kalbėti. Sorry. Nieko negaliu padėti, tu man nieko nesakai. Ir viskas. Ir tada, žinau, pavyzdžiui, labai daug dalykų tokių porose būdavo. Esu ir tikrai girdėjusi, kad yra kažkas ir niekas nežino kas ir prasideda amžina kova, aiškinimasis, kas yra, dėl ko. Todėl, kad yra tokia įvaryta kaltė, kad aš žūtbūt turiu sutvarkyti ir sužinoti, ką aš nedaug dievę netai padariau, kad tu užpikai. Pavyzdžiui, ar jinai, tarkim, yra šiaip tiesiog susisukęs, nes yra šūdina diena ir viskas nervuoja, darbas nervuoja, šeima nervuoja, vaikai nervuoja, viskas tiesiog nervuoja. Viskas, tiesiog taip ir pasakom. Nes tai yra komunikacijos stoka. O iš kur yra komunikacijos stoka? Todėl, kad mes to nematėm. Mes labai daug kartų esame matę tos dalykus, daug kas dar ir iki šiol tai daro. Tai yra ignoravimai, apsimetimai, sarkazmai, ten daiktų mėtymai, susisukimai. Man tai nesako nieko apie tavo vidinį pasaulį. Absoliučiai. Jeigu mes norime, kad žmogus suprastų, kas mums vyksta, mes turim nuryti visus gumulus, nuimti visas gėdas. Jeigu jūs negalit pasakyti, parašykit laišką, išdėkit viską, kas jums yra negerai. Ir tikrai, kai ta komunikacija tokia prasideda, bendravimas yra daug lengvesnis. Ir kai komunikacijos nėra ir jūs bandot per prievartą žmogaus ištraukti, yra be galo sudėtinga. Nes jūs tada tampate psichoterapeutu, kuriam niekas nemoka. Ir tada jūs ištraukite iš jo informaciją, kas jums kainuoja begalės, daug jėgų ir daug pastangų ir daug energijos.
Jūs tada sužinote visą laviną, kas pas jį yra, kokios problemos, tada be abejo jums sukelia dirgiklius, nes galbūt už kažkurios dalykus esate jūs atsakingas, tada jūs turite susitvarkyti už tai, ką jūs esate atsakingas, susitvarkyti, žodžiu, su savim, savo rutiną, savo discipliną, ten žodžių rinkimų ir visa kita, ir tada padėti dar jam jo bėdas įsispręsti, todėl tai, kad jis tai, ką pasakė, tai jau buvo sąrašas, kur prikauptas, už kokius metus laiko. Ir ta prasme, ir tas komunikacijos nebuvimas, ir mes visi žinom, kad iš senesnių kartų tai yra be galo didžiulis dalykas. Be galo didžiulis dalykas, ir aš, pavyzdžiui, žinau net tokius dalykus, kad yra nepasakoma, o yra pasakoma absoliučiai visiems aplinkiniam, tik tai ne tau. Žodžiu, aš įsižeidžiau, man nepatiko ir aš dabar eisiu ir visiems apsiskusiu, koks tu blogas. Ir kuomet jūs atvažiuojate vėl pas tą žmogų, jis jums nesako nei žodžių, jis yra susisukęs, jis yra užsišykęs, bet jis jums nepasakys, kas jam nepatiko. Kas tada atsitinka? Jūs tada darote viską, žodžiu, lendate į užpakalį, kad tik viskas būtų gerai, nes jūs jau įtarėte, kad čia susiję yra kažkas su jum. Ir va tas toksai dalykas, kad kuomet aš apie tai diskutuodavau ir man sakydavo, vat, kodėl tu ta prasme kalbi, ar ne, kodėl analizuoji tą dalyką. Todėl, kad mano viduje, mano nuomonė, aš supratau, kad tokie dalykai nėra normalu, kad ta didžiulė manipulacija, kuri vyksta santykiuose, tu geras, tu blogas, tu dabar jauskis kaltas ir atsakingas už tai, kad aš blogai jaučiuosi, arba už tai, kad man ten kažką skauda, arba už tai, kad man kažkas yra, tai man buvo nesuvokiama, nes aš nesupratau, kodėl aš tada turiu nešti tokią naštą už visus žmonės, dėl to, kad kažkam yra blogai, visiems kažkas yra blogai. Visi turi savo problemų. Bet aš negaliu nešti naštos arba ištisai gailėti ir ištisai viską daryti, kad tik tais tam žmogui būtų gerai. Nes kas atsitiks, tada aš pasimsiu kitą žmogų ir jį pasodinsiu į tą pačią situaciją, kad jisai darytų viską, kad man būtų gerai. Žodžiu, mes padarom nesibaigiančią grandininę reakciją ir vieni kitus visi darbinam, kad tu tenkink mano poreikius, nes aš tai tenkinu jo. Nors iš tikrųjų mūsų užduotis yra ne kito žmogaus poreikius tenkinti, bet pradžiai tenkinti savo poreikius. Ir pradžiai daryti visą tai, kas yra nuoširdu ir mum mes galime tenkinti ir padėti ir mes galime, kaip sakyti, spręsti tas problemas tol, kol tai nenustumia mūsų į antrą planą. Tai yra, turi būti balansas. Mes negalime absoliučiai vien kažkam atiduoti savęs, nes kas tada esame mes. O kas tvarkysi su mūsų liūdesiu, o kas tvarkysi su mūsų blogom emocijom, o kas tvarkysi su mūsų džiaugsmu. Ir jeigu mes visą laiką apsimsim spręsti kitų emocijas, kitų skausmus ir kitų problemas, aš jums atsakysiu vieną dalyką, kad jūsų problemos gyvenime liks nespręstos, nes nebus kam jų spręsti. Ir tai atsitinka toks grandininis dalykas ir jūs tada, aišku, be abejo esate labai piktas, nes jums niekas nepadeda. Ir tada jūs ieškote partnerio arba žiauriausias dalykas, tai pasidarote vaikų, kad jie jums padėtų. Ir tada juos įdarbinate, kad jie tenkintų jūsų poreikius, nes jums yra tokia įvaryta kaltė ir sąžinė, kad jūs visą laiką gelbėjat kažką kitą. Visą gyvenimą. Iki pat galo. Kiekvieną mielą dieną. Ar savaitę. Nesvarbu. Ir tada mes nesuprantam, kodėl su tais partneriais mūsų santykiai blogai arba kodėl yra konfliktai su vaikais, nes vaikai tai nėra gimę tam, kad tenkintų mūsų poreikius. Vaikai gimsta tam, kad jie būtų asmenybėmis ir eitų gyventi savo gyvenimą. Ir mes su savo šūdu, atsiprašau, bet turime išmokti tvarkytis patys. Ir aš kaip sakau, mes gyvename tokiais laikais, kad tai jau nebėra jokia nei gėda, tai nėra jokių kažkokių ten, aš nežinau, nesmagumų, kad man liūdna. Visiems yra liūdna ir jeigu jūs pakalbėtumėt, visi yra žiauriai nusivylę ir visi praėjo labai yra daug blogų dalykų, bet mes gyvename tokiais laikais, kai mes turime be galo didžiulių pasiūlymų. Kai mes galime eiti pas psichologus, kuomet dabar psichologiniai sveikatai yra skiriamas ypač didelis dėmesys, todėl kad visi suprato, kad ėjimas tuoktis alebelę nes reikia ir ėjimas dirbti nes reikia pinigų neatveda žmonių iki laimės, tai čia yra faktas. Ir kad visi žmonės jau seniausiai, nesvarbu kokios kartos, ieškojo išminties ir gyvenimo tiesų. Ir kodėl žmonės to dalyko ieško? Todėl, kad jiems nėra gerai taip, kaip yra. Todėl, kad tos taisyklės nebetinka, todėl, kad tie modeliai jie nebetinka ir yra laikas, kad viskas turi keistis. Ir mes turime prieimą prie psichologų, prie psichoterapeutų, mes turime tą ėjimą.
Mes turime tą galimybę nueiti ir įsispręsti savo problemas su žmogumi, kuris mums iš tiesų padės. Ir kuris dar pasakys, stop, tu pamiršai save, tu gelbėjai visą šeimą, tu gelbėjai visą kolektyvą, nesvarbu, kas tai bebūtų. O kur tu? Taip, tu esi išsekęs ir tu esi pavargęs, todėl kad tu ištisai esi įpareigotas padaryti viską, kad tik tais visiems būtų gerai, o aš pats sėdėsiu taip. Aš sakau, įsivaizduokit, kai jeigu jums bus kažkokia tokia situacija, visą prisiminkit, man šitas dalykas tai works like a charm. Padarot valgyt, vakarienę šeimos. Dabar įsivaizduokit, jūs darot valgyt, plušat ten virtuviai 2 valandas ir jūs visiems įdedat valgyti ir savo ne. Nes man nereikia, svarbu jūs esate pavalgę. Jūs galvojate, kad šitokį dalyką gerbia? Ne. Jūs galvojate, kad tada vaikai rodys labai didžiulę pagarbą ir matys jūsų savivertę ir turės tokią pačią savivertę? Taip, jie turės tokią pačią savivertę, jie ištisai numes save į antrą planą, todėl, kad svarbu, kad yra kiti pavalgę. Ir dar visi žinom apie tą atvirkštinį dalyką, kada yra labai norima rūpesčio ir tokio, kaip sakyti, ir gėrio ir panašiai, tada yra demonstratyviai savo neįsidedama į lėkštę, tam, kad kažkas kitas man ateitų ir duotų. Iš kur tai yra? Ten sako visaip, ten puikybė ir visa kita, bet aš pasakysiu, iš kur taip yra. Nes tiesiog žmogus nežinojo ir niekas neišmokė pasirūpinti savimi. Jam buvo įdiegta, kad tu turi viską daryti visiems. O tu pats, va kaip ir su tuo manęs neatsimena, ane? Esi nieko vertas. Ir va tada atsiranda tas dalykas, kad tada va jums kažkas pasiūlydamas įdėti tą patiekalą, kurį jūs pats padarėte, jum į lėkštę, jūs jausitės įvertintas, nes tai pasakė kažkas kitas, o ne jūs. Nes pas jūs šito fakto nėra, kad jūs vat kaip asmenybė, dar negana to, kad ir jūs pats padarėt tą maistą, jums to įvertinimo nėra, kad aš irgi nusipelniau pavalgyti. Ir va čia iš tikrųjų kaip įdomiai viskas susidėliojo iš esmės į vieną ir tą patį dalyką, kad yra perimamas tas elgesys, kad lygtais aš esu nesvarbus. Ir mano emocijos, mano poreikiai yra antram plane. Svarbu visiems yra gerai. Aš nesakau, kad tai yra blogas dalykas ir jūs to nedarykit. Ne, jeigu tai jums tenkina ir tai jums neša didžiulę laimę ir jums yra viskas okei su tuo, vadinasi, taip ir turi būti. Bet jeigu jūs jaučiate, kad jūs tai darote ir jūsų pačių gyvenimas absoliučiai eina žemyn ir niekas nesisprendžia ir negerėja, uždėkite stop ir paklauskite, kur aš dedu savo energiją, ten, kur jos nereikia. Kur aš perlaužiu tą lazdą ir kur aš išduodu save vardant to, kad būtų visiems kitiems gerai. Ir čia yra labai svarbus dalykas savęs paklausti, todėl kad aš net ir dabar manau, kad kuomet, sakykime, aš kalbu ir jeigu, sakykime, jūs klausote, aš manau, kad jums buvo tokių atvejų, kada jūs prisiminėt tuos įvykius, kada jūs save nustumėt į antrą planą, išduodat, parduodat, atsisakot ir padarot viską, kad tik tais kitam būtų gerai. Bet aš pasakysiu vieną dalyką. Šitas dalykas turi turėti omeny. Kad ir tegul tai jūs tenkina, tegul tai jums yra gerai, bet turi turėti omeny. Kuomet jūs nustumėte save į antrą planą ir padarote taip, kad jūs esate nesvarbus, iš esmės atsitinka, taip ir atsitinka. Jūs tampate kitiems nesvarbus. Nes jūs niekas. Jūs esat patarnautojas. Ir jeigu jūs įsivaizduojate, kad jūs būdami labai geri kitiem ir pataikaudami susilauksite garbės, tai aš jums pasakysiu mažai tikėtina. Jeigu tai yra padėjimas dėl to, kad aš turiu ir galiu ir esu padaręs daugiau ir aš tau galiu ištiesti pagalbos ranką, taip. Bet jeigu jūs nuolatos gelbėjat savo šeimos narius ir darote viską, kad tik tais jiems būtų gerai ir jūs visai nesirūpinate savimi, nes jeigu jūs dabar pagalvotumėte apie žmogų, kuris, pavyzdžiui, sakykime, yra ir sukūręs, padaręs daugiau ir jisai padeda kitiem, nes jis jau gali. Bet koks yra esminis skirtumas? Jis jau savo dalį padarė, jisai jau savim pasirūpino.
jau jisai tai susilaukia pagarbos, nes jis rūpinosi savim. Ir antras dalykas, jisai tada gauna pagarbos, todėl kad nepaisant to, kiek jis padarė savo ir dėl savęs, jis dar geba padėti ir kitiem. Bet va tada yra balansas. Bet jeigu jūs paimsite žmogų, kuris nuolatos gelbėja tik tais kitus, kolegas, šeimos narius, visai nesvarbu, ar jūs nesate jautę tokio keisto dalyko, kad jūs liktais jo negerbėt? Nu, vat, jūs, pavyzdžiui, paklausėt jo, nu, vat, norit, sakykime, nu, vat, tarkim, kolegą, paimkime paprastą pavyzdį, turi tokį kolegą arba kolegę. Ir, vat, klausėt, nu, žiūrėk, ateina tavo gimtadienis, ne? Nu, va, gal tu kažko nori, o gal tu kažkokį tortą mėgsti. Nu, va, ta prasme, jūs norit jam padaryti fainą dalyką, nes, nu, fainas žmogus visiems padeda, ne? Ir jisai sako, ai, tai čia nesvarbu, čia koks čia skirtumas, čia svarbu jum patiktų, svarbu jum būtų gerai. Nu, gerai, vieną kartą. Antrą kartą, trečią, ketvirtą kartą, kas atsitinka, jūs nebesižavi to žmogum, nes jis neturi asmenybės. Jis nesirūpina savim, jis neturi jokių poreikių, jisai yra skirtas patenkintų kitų poreikių. Kas atsitinka, jūs jį pradedate be galo išnaudoti. Nes tai yra patogu. Ir kas tada atsitinka, jeigu, pavyzdžiui, turite tokį kolegą, kurį nuolatos išnaudoja visi, arba jūs pats, ir, pavyzdžiui, vieną dieną tas kolegas, gal jums yra tokių atsitikimų buvę, tas kolegas atsistoja ir pasako, ne, aš tavo darbą už dyką nedarysiu. Kas atsitinka? O, kaip visiems nepatinka, nes jisai nubrėžė ribą ir jūs nebegalite lipti ant galvos. Ir čia yra labai dalykas stiprus ir tai yra be abejo daug stipriau, kai vyksta tarp šeimos narių. Ir pasipriešinimas ir nepasitenkinimas būna daug didesnis ir turėkite tai omenyje, kad tai tikrai kitiem nepatiks. Bet jūs tokiu atveju klausėt, bet apie ką tai? Apie mano emocinę būklę ir poreikius ar apie jų? Be abejo, kad nepatiks. Bet jeigu jūs užvaldys kaltė ir sąžinė, tada galite galutinai parduoti savo gyvenimą ir pasišvęsti artimųjų žmonių rūpinimuisi ir jų gerovę. Bet tada gal išlaikykime tą balansą ir neįdarbinkime kitų žmonių, kad jie rūpintųsi mumis. Nes tai, kad mes nusprendėme rūpintis kitais, tai buvo mūsų sprendimas. Mums niekas neliepia to daryti. Mums tiesiog gal buvo įdiegta tokia programa, mes jas net pažinome ir mes savo prisikalėme ją į taisyklių knygutę ant sienos. Bet iš esmės, iš tikrųjų mes susigalvojame tai patys, mes leidome tai programai išsikeroti. Ir ką mes dabar turime padaryti, mes turime savęs paklausti, ar man ta programa tinka ar ne, ar aš galiu bent kartą gyvenime metus, 2, pagalvoti tik tais apie save ir pasirūpinti apie savo poreikius. Ir tai yra, kartais aš nesakau, kad jūs jau ten rūpinsite savimi iki gyvenimo galo, ne, bet kartais reikia tų pertraukų. Ir kartais jūs turit pasakyti stop, nes jūs turit suprasti, bet jum irgi reikia kurtis gyvenimą. Jum irgi niekas neteis ir neatneš, bet iš esmės, jeigu jūs visą laiką gelbėsit kitą, jums susidarys pasąmonėj vaizdas, kad ir jum kažkas taip kažką atneš, nes jūs toks geras karmos taškai. Tai be abejo, kad grįžta tie karmos taškai, bet kokią kainą? Jeigu jūs tai verčia laimingais, okei. Be abejo, tie karmos taškai grįž kažkaip kitaip, bet tai nereiškia, kad jūs turite visai parduoti save ir pamiršti. Todėl, kad, kaip sakyti, visata myli tos, kurie myli save. Ir tai yra 100%. Ir jeigu jūs galvosite, kad jums visą laiką viskas nesiseka, viskas blogai ir jūs nesate nieko verti, taip ir bus. Taip ir bus, kaip ir susikuria ta savivertė. Tai yra ne dėl to, kad aš ten taip ar kitaip atrodau. Tai yra todėl, kad mes taip mąstome, nes mums tai buvo įdiegta. Mes taip matėme, nes tada taip žmonės mąstė. Ir dar dabar labai daug kas mąsto. Ir dar aš puikiai suprantu, kodėl jaunimas susiduria su labai rimtom psichologiniam problemom. Todėl, kad vis dar statuso ir, kaip pasakyti, socialinio stato, finansinio statuso ir tam tikrų dalykų dalykas vis dar yra labai svarbus. Ir kai mes dabar gyvenam 21 amžiui, kur žmonės sukūrė visokiausių dalykų, pilna visokių inovacijų ir žmonės yra pasiekę įspūdingų dalykų, be galo krinta savivertė, todėl kad niekas nemoka matuotis vertybių pagal tai, kad mes esam kiekvienas atskiras žmogus. Nes mums yra išmokyta, kad mūsų vertę nustato kažkas kitas. Nu, pavyzdžiui, vyresnėse kartose, kas buvo vertingas žmogus? Tai buvo žmogus, kuris turėjo statusą arba gerą specialybę. Ir tai išliko iki šiol. Bet iš tikrųjų taip nėra.
Ir mes visi puikiai tai žinom, kad taip tikrai nėra, nes jūs galite sutikti žmogų, kuris yra visiškai su paprasta specialybė, bet jūs galite tiek išmokti ir išgirsti iš jo ir tiek sužinoti, kad jūs būsite šokiruoti. Ir jeigu jūs pakalbėtumėte, dabar neatsimenu, ar esu sakiusi vaizdo įraše ar ne, kad jeigu jūs pakalbėtumėte su benamiais, tai jūs išgirstumėte tokių istorijų, kad jūs būtumėte šokiruoti. Nes mes vertiname tik tais tai, ką mes matome dabar. Ir mes nežinome, kad kartais žmonės, kai atsiranda tam tikrose statusuose, visai nesvarbu, ar jisai ten yra koksai ultra verslininkas, ar jisai yra benamis, arba ten gyvena bute, pavyzdžiui, kuris yra duotas jam valstybės. Yra vienas pagrindinis dalykas, mes nežinom jų istorijų. Ir visi įsivaizduoja, kad ten tie, kas sėdi aukštai, tai ten jau jiems viskas buvo lengvai duota ant lėkštutės, o tie, kurie sėdi jau ten valstybės duotam bute, tai jau jie ten nieko nedaro, visiškai nevykėliai, prasigėrė ir visa kita. Ne. Visiškai ne, nes jeigu jūs pakalbėtumėt ir jeigu jūs išgirstumėt tų žmonių istorijų, jūs suprastumėt, kodėl jie yra tenai, kur jie yra. Ir ką jiems reikėjo praeiti, kad jie atsirastų ten, kur jie yra. Ir jam gal tas valstybės duotas butas tai yra iš tikrųjų pati didžiausia prabanga, kokiais gyvenime yra turėjęs, nes gal jis iš viso augo gatvėje, nes buvo kaip vaikas išmestas iš namų. Ir visai ne dėl to, kad jisai tingus, ir visai ne dėl to, kad jisai neėjo mokytis, be abejo, jis neėjo mokytis, nes jisai net neturėjo galimybės mokyklos galbūt pabaigti. Bet niekas apie tai nekalba, visi jau numeta kaltę, kad tu esi kažkoks, nes nepadaręs kažko. Bet niekas nenori žinoti, o kas slypi po visą tą istoriją. Ir jeigu jūs žinotumėte žmonių istorijas ir jūs žinot savo istoriją, jums yra labai gerai, o čia gerą reklamą padariau, gali Statoilas pamatyti, atsiprašau, Circle K. Tai galima, jeigu žinotumėte tas istorijas ir jeigu žinotumėt, kaip yra, tai jūs suprastumėte, kad jūs negalite kaltinti kitų žmonių ir smerkti. Nu kaip galite? Bet iš esmės tai bus visiškai nevalidu, nes tai jūsų bus tokia suasmeninta nuomonė, kuri iš esmės ir bus bevertė. Bet jeigu jūs norite ir labai save kartais apkaltinti, nuplakti, vat aš to neturiu, to nepadaręs, va kiti tai ten knygų parašė, kiti tai ten tą, kiti tai ten aną, tai aišku, nuplakit. Pirmą paplakit, pasėdėkit, nurašykit, kaip jūs čia nieko nepasiekia. O tada atsisėskit ir pagalvokit, bet kiek iš tikrųjų daug su šiktai jūs padarėt. Kiek iš tikrųjų daug jūs padarėt, kiek jūs daug praėjot, kiek jūs kartų praėjot, kai jums buvo sakoma ne, kiek kartų galbūt beldėt į duris, kurios jums buvo užtrenkamos prieš pat veidą, kiek kartų jūs užsispyrę ėjat ir darėt ir sakėt nesvarbu, kaip bus, bet aš einu ir darau. Ir mes linkę esam pamiršti tus dalykus. Nes mums tas ištisai, ten tas pasiekęs, ten tą padaręs, Aš jums pasakysiu vieną tokį dalyką. Yra žmonių, kurie yra labai daug pasiekę. Yra ir labai daug kur padarę. Bet kartais yra tokios asmenybės, iš kurių tu nieko negali pasimti. Nes vertybės yra absoliučiai susimakalavę, absoliučiai nieko švento. O ko mes dažniausiai ieškome iš ryšio su žmogumi? Mes ieškome jo finansų, mes ieškome jo pasiekimų, jo statuso. Aišku, galim visi gyvenime paieškoti, įsivaizduoti, kad mums tai kažką atneš geras pažintis, aš ten jo draugas. Jis pabūsi to draugu, tol, kol ten jums apsimokės, arba tol, kol jisai neišriš, dėl ko jūs esat jo draugas. Bet iš esmės, kodėl mes einame į santykius? Todėl, kad mes ieškom vertybių. Mes ieškom žmonių su panašiom vertybėm, mes ieškom įdomių pokalbių, mes ieškome dalykų, kurie mums padėtų atrasti kažką apie save ir išmokti kažko daugiau. Dėl to aš esu sakęs ir pakartosiu, santykiai su kitais žmonėmis niekada nebūna apie kitus. Tai visą laiką būna apie mus, tam, kad mums parodytų, kur mes save nužeminame, pamirštame, apleidžiame, arba galbūt kaip tik per daug reikalaujame, galbūt atpažįstame, kad, sakykime, bandome iš kito žmogaus padaryti kažką kitą vietoj to, kad dirbtume su savimi. Taigi dažniausiai tas visą laiką santykis su kitu žmogumi yra dažniausiai tam tikras atspindys apie mus, bet tai nėra amžinas dalykas ir net sugalvokite tokio dalyko, kad visi čia santykiai gyvenime yra tik tais pamokos. Ne. Tam tikri dalykai jaunose dienose taip yra ir tam tikros pamokos, bet daugumoje santykiuose esmė yra mainai. Tai yra, kad mes apsimainome kažkokiu dalyku. Tai yra, mes apsimainome žiniomis, palaikymu, motyvacija,
mes apsimainome įvairiausiais galbūt patirtimis įvairiausiamis ir panašiais. Ir taip ateina tas momentas, kai mes praeiname tam tikras pamokas ir tada pas mus tikrai pradeda ateiti tokie žmonės, kuomet jau mes galime mainytis, nes mes esame pasiruošę daryti tai subalansuotai. Neatiduodant ir neparduodant savęs visiškai, nepamirštant ir neįkrentant į absoliutų amžiną gelbėjimo metodą, todėl kad faktas, kad tokie santykiai niekada nesitęs ilgai, nes mes tiesiog atkartosime scenarijų ir baigsis taip pat. Ir jeigu, žinokite, turite tokių situacijų, kuriuom buvo atsikartojęs scenarijus, tai jūs supraskite, kad kuo ilgiau mes kartosime to elgesį ir tos scenarijus, tikėtina, kad ir baigtis tose santykiuose bus tokios pačios. Tai va šiandien tik tais tiek. Ačiū ir iki.